Tai jinai buvo šokiruota, kad vis tik tai kaip jinai pati, jo žodžius pakomentuosiu, kad yra tokia šeima, kaip jo žodžiai sakant, yra tvarkinga, normali šeima ir niekas iš šono nepadeda. Niekas iš šono nepadeda. Tik tai traiško, kaip su traktoriku per galvą važiuoja. Tu tik savo galvą pasilygini, kad nekampuota būtų tiesi. Ir vėl ateina rytojus, ir vėl nuo ryto. Žiūri, kas vėl per galvą duoda. Mokesčių inspekcija, Sodra ir antstoliai, 3 įstaigos Ritos ir Jono Degučių įmonė visiškai nustekeno vos per kelis mėnesius. Rita prisimena, problemos prasidėjo tada, kai iš anksto neįspėjusi mokesčių inspekcija iš įmonės sąskaitos nusirašė skolą – 20 000 litų. Skolą, kurią Rita Degutienė jau buvo sumokėjusi. Tačiau susidariusios permokos mokesčių inspekcija grąžinti neskubėjo, o tuo pat metu kaupėsi Ritos įmonės skola Sodrai, o Sodra ilgai nedelsdama ir nesiaiškindama inicijavo daugiavaikės motinos verslo bankrotą. Aš visą laiką galvodavau, kad valstybėje mokesčiai, Sodra, jie tarpusavį bendradarbiauja, jie, na, sakykime, to labiau, kada Kaišiadorių rajone mokesčių ir Sodros durys šalia vieni kitų yra. Ir, na, sakykime, kada valstybė mane, tikrai galiu pasakyti šiandieną drąsiai, galbūt brutaliai ir grubiai pasakysiu, kaip mane jie apvagė, pasisavina, jiems neteisėtus pinigus. Pas ką kreiptis, pas ką pasakykit, prašyti, kad jie man grąžintų 20 000. Pasakykit, pas ką. Niekam neįdomu. Permokėtų pinigų 20 000 litų Ritai Degutienei iki šiol niekas negrąžino. Pradėtą bankrotą ėmėsi administruoti antstoliai. Su paprasta moterimi niekas nesileido į kalbas. Žodžiu, viskas įsisuko taip, kad daugiavaikė, galingų užtarėjų neturinti šeimyna atsidūrė ant prarajos slenksčio. Seimas, ministerijos, prezidentūra. Persigandę Degučiai kreipėsi visur, tačiau niekam nerūpėjo. Vieni kaltino netobulus įstatymus, kiti apskritai tylėjo. Ir tada ant slenksčio pasirodė Kristina Brazauskienė. Niekas man rankos neištėsi. Tikrai galiu drąsiai pasakyti. Net važiavo, niekas nepaskambino, nepasakė, kad žiūrėk, Rita, aš tau padėsiu kažkuom tai, nors kuom nors. O čia yra faktas, tikrai nenuginčiamas faktas, kuris jinai ne tik tai, kad finansiškai padeda, bet jinai ir moraliai, patikėkit manim, ir jinai moraliai man padėjo labai daug. Ir dabar padeda, atvažiavo. Išsiėmė pinigėlius, padėjo ir sako, prašau, kad tik greičiau viskas baigtųsi, kad jūsų šeima vėl būtų laiminga ir kad šypsotųsi. 7 000 litų. Tokią sumą Ritai ir Jonui Degučiams be ilgų svarstymų pati nuvežė Kristina. Anksčiau vien televizijoje regėta moteris 3 valandas svečiavusi šeimos namuose, gėrė arbatą ir klausė nesibaigiančių Ritos Degutienės pasakojimų apie Kaišiadorių valdininkų abejingumą. 2 visiškai nepažįstamas moteris nelaimę suartino akimirksniu. Labai paprasta. Na, sakyčiau, galbūt šiek tiek panašiai mane, truputėlį valdinga. Tai labai irgi geras charakterio bruožas, nes šiandieną Lietuvoje moterims nėra labai lengva. Turi kažkokią tai vietą išsikovoti po šią saulę, nes yra sunku, kaip ir visame pasaulyje. Nu, bet daugiau ką galiu pasakyti tiek, kiek mano nuomonė sudaryta, kad jinai visą tai darė nuoširdžiai. Be jokių skaičiavimų, tiesiog jinai nuoširdžiai tą darė. Patiko mūsų namai. Kristina sakė, kad čia labai jauku. Prisiminusi netikėtą pažintį, šiandieną sako Rita. Tačiau svarbiausia šioje istorijoje ne tik dovanoti pinigai. Tuomet, kai antstoliams, Sodrai ir mokesčių inspekcijai paskambino neeilinė darbo bitelė Rita Degutienė, o pati Kristina Brazauskienė, įvykiai ėmė suktis visai kitų tempų. O valdininkai staiga tapo labai mandagus. Kristina Brazauskienė sakė, man padės. Ir su manimi eis iki galo. O aš ir pažadu tikiu. Tikiu jūs pažadu.